Mišrainė tikrai nesulauks žiemos. Labas penktadienį, o šiandien mes gaminsim grybų mišrainę žiemai. Pakepinu morkas ir tada svogūnus. Ir viską sukepus, apkepus beriam į vieną puodą ir verdam vis pamaišant ant silpnesnės ugnies. Viską skanaukite patys. Aš dedu dar acto 2 šaukštus, bet jisai nebūtinas. Visada darykite pagal save. Aš surašysiu receptą, kaip turi būti, bet pavyzdžiui, skonio atžvilgiu. Dėkit, ką nori. Galit padaugyti, dėti savo mylimų pipirų, prieskonių ir panašiai. Žodžiu, eksperimentuoti. Nes aš, pavyzdžiui, mėgstu pipirus. Tai jų ir privariau. Ir viskas. Šią mišrainę dedama į stiklainius. Norit į iškaitytus, norit, kaip jūs mokat, svarbu būtų sterilus. Viskas, turėsite žiemai puikią skanią mišrainą.